Sveiki, sveiki! Šiandien Tingi Pelėda parodys, kaip per Find and Select, arba kitaip rasti ir pažymėti, rasti visus tuščius laukelius. Tai einame į meniu juostą Home, tuomet renkamės Find and Select ir Go to Special. Čia užsižymime Blanks, spaudžiame OK. Excelis pažymėja štai tuščius laukelius duomenų lentelėje. Tai yra labai patogu, kai turite kažkokią didesnę duomenų lentelę, sugaudyti trūkstamas vietas. Atkreipiu dėmesį, kad šiuo atveju Excelis nepažymėjo niekur kitur. Štai čia mes visur taip pat turime tuščius laukelius. Bet šių laukelių Excelis nepažymėjo. Jeigu jūs nepasižymėsite konkrečios srities, kaip taip, tuomet Excelis suras panaudotą paskutinį stulpelį ir panaudotą paskutinę eilutę ir būtent tik toje srityje ieškos tuščių laukelių. Bet gali būti ir toks variantas, kad jūs nematysite. Dabar iš akies žiūrint, nesimato, kad kažkas čia yra parašyta. Ir nuėjus į Go to Special ir paspaudus Blank, Excelis mums jau, kaip matote, ir čia pažymi tuščius laukelius. Tai nebūtinai turi būti apostrofa padėta laukelyje. Galiu ją ištrinti. Dabar kaip ir nieko čia nėra, bet jau nuo šios sekundės Excelis matys, kad reikia žymėti tuščius laukelius iki šitos vietos. Primenu, kad yra ir daugiau įrašų su Go to Special, kuriuos gali rasti mano puslapyje. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad skyrei laiko. Prašau įvertink, pasidalink ir prisijunk. Iki.